Neduosiu. Kur čia eisi? Kars? Man nematai, kad neramu visur kur. Eisiu, tik duok man apsirengti, susitvarkyti ir viskas. Nu ir žinot, ateina jis tik, jis klausia, o tavo motina turi samagoną? Turi, dėdė, turi, atrasi tau samagoną. O cibulę turi, dėdė, ką jau cibulė neturės. Druskas, cibulė, duonas ir samagoną puslitrį, kad būtų. Nu ir jie sako, pakvieskit man tą majorą. Tas kaimyniuose buvo tas majoras, pakvietė tą majorą. Nu ir sakom, pradėjo pasisveikino rusiškai, taip drąsiai, energingai, kad rodo, kad jie seniausi draugai. Nu, prisėda prie to stalo, pradėjo kalbėtis ir jis tik kalbėjo, kad prisėjo taip, kad išduokit ramybę tom moterėlim. Ko jis sako, neduodat ramybės. Ir paliko mums ramybę, atsisveikina ir išėjo. Nuo to laiko nieks mums nebekabino. Paskui vis vien mes jau matom, kad čia blogai. Kelsimės, sakom, į kaimą, kokį 6 kilometrai į Lyžikų kaimą. Į Lyžikų kaimą, ten pas savo pusseserę, pas Zuzaną Stripeikus. Keliamės ten ir žiūrim, kokie gražus rūgiai tada užaugę, tam net gražiausi rūgiai, didžiausias varpas. Taip. Nu, tas mano švogeris skaitos, jis sako, žinai, ką reikia pjautis rūgius. Pjaukė, sako, mes surišim, sustatysim į gubas viską. Nu, tikrai visą pavakarį surišim, sustatėm, gražiausi tie rūgiai. Žiūrim, naktį ateinam, ne vienos gubos. Visi vieni pelenai. Bet palikai iššaudė, atėjo kareiviai, iššaudė, visas gubas sudegė, ne vieną grūdą nepaliko. O vyras buvo kitam kaime, surado mumiškę, nu ką, sako, keliaujam, sako, aš sakau, tai kur aš keliausiu, sako, du mažai vaikeliai, tu vienas tai gali sėsk ant dviračiai važiuoji kur nors. Nu, pusbrolis neturėjo dviračiai, aš savo moterišką turėjau tą dviratį. Sako, imk kliūdai, važiuok kitus, sakau. Ir ėjo, jos palydėjau, taip pakalniukė tokį, su mažais vaikais, atsibučiavom, į vaikus, paržegnojais tos vaikus ir iškeliavo. Taip slinka, tik tai galva apsimatė ir atsisukęs pamojavo ir šiai. Ir kiek metų jūs laukėt? Aš laukiau, dabar nuo 44 metų. Dar tebelaukiu, bet jau miręs. Kai jūs pasilikot viena, kiek buvo vaikams metų? Vaikams buvo tada, sakau, jau galėjo 4 metukus, 2 metukų buvo. Rusams sugrįžus buvo pradėtas persekioti 41 metų sukilimo dalyvis Tadas Danta. Dabar jam 86. Tai buvo 44-5 metų žiemą. Mane pradėjo persekioti. Reiškia, visų buvo statytas sargybas ant kelių. Negalėjau niekur išeiti. Štai atvažiuoja mano sesuo. Ir mane įkrauna iš šiaudų vežimą. Apkrauna, tik palika orui, į mane išveža iš tenai. Ir štai mes parvažiuojam šitų Mantoriškių mišką. Ir apvirto vežimas. Ir ateina rusai. Ir daugiau jį nusigando, labai sako, nesigasčiok, sako, prašyk. Ir rusai padėjo pakelti vežimą ir mes nuvažiavom toliau. Ir 45 metais įstojau į šito ąžuolą būrį. Ten visus tos miškus apkeliavom. Gulbinų, Mantoriškių, paskiau šitų Latvijos miškus. Daug kartų mirtis šalia manęs, reiškia, o taip kaip jūs kas stovit, nukritau, mane kliūva. Išbuvau ilgą laiką Žemaitijoje ir paskui su Žemaitijos grįžau į savo kraštą į Skaisgirio miškus. Rinktinės vadas buvo Valančius Oksas. Pasilinkau jo būrys. 46 metais rusų armija, turbūt kokia visa armija, permetė, buvo visi miškai apsupti. Skaisgirio miškai užpuolė, beveik jau temstant, nakties laikė. Ir aš ten jau, jeigu nelikimas, būčiau žuvęs. Reiškia, į draugą jau pasakė, sako, vargšas, sako, Tadas atėjo iš Žemaitijos ir žuvo. O man, reiškia, tuo laiku užkliuvo už kojas į kelmą, kaip aš traukiau. Ir aš nuvirtau. Ir ant manęs, reiškia, pasipylė kulkų lietus. Kadangi aš buvau baigęs sanitarijos Puškinkų mokyklą, tai aš nešiau vaistus visus ten, perrašymus daryti. Tai man peršavo tik tai per kuprinikį, o aš išlikau gyvas. Paskui mes susitarėm, mums vienas žmogus priėmė, sutika per žiemą išlaikyti. Ten toks pušiniuks buvo, panašiai kaip čia du to pušiniuko, ateina kokie 25 rusai su šunimi, tiesiai ant kur mes ten buvom. Ateina šeimininkė, sako, į mums žvirbliukais vadindavo, sako, žvirbliukai, vanagai ateina.
Nu, mes pasislėp, sako, aš tupa, sako, nesupa tie, nu, sako, kad nesupa, tai neišduoti. Tai aš paprašiau, kad, reiškia, jį, kad, sako, paimk, turi žibalą, išlaistyk žibą, ir, reiškia, rusai, mes apačiu, reiškia, rusai suėta viršui rusai, mes apačiu. Nu, mes irgi jau buvom pasidėję, šautus, jeigu jau kas, tada šaut. Paskui aš įsirūpinau dokumentus ir išėjau į laisvę. Ir po Mikėną, kitą tik pavardę buvo, reiškia, buvau tada Mikėnas, Idaidoris sūnus Mato, gimęs Kamajų miestelį. Nu ir paskui aš dirbau ir palaikiau visą laiką ryšį su partizanais, kadangi aš dirbau miškų pramonės ūkį, važinėdavau po visus miškus. Kada žuvo Valančius Uksas rinktinės vad, paskui buvo Muningis Žvilgaitis, tai tą sutikau paskutinį kartą 48 metais. Tai jis man nuspad, nu sako, nu jeigu sako, išsilaikysi, sako, nepamiršk mūsų, kada mes, sako, kartu kovoju. Nu, paskiau jis pats sako, mes esam, sako, mums kitos išeities nei. Arba, sako, reikia kovoti iki paskutinio kraujo lašo. O jis sako, jeigu mums paims gyvus, tai pirmą iškankins ir paskui vis tiek sušaudys. Nu, bendrai, iš visų mano, kur aš te buvau, ne vienas gyvas nepasidavė, visi žuvo. Aš tik esu likęs viens pats. 50 metais spalio 6 dieną buvau aš išduotas. Mane spalio 6 dieną areštavo. Areštavo ir paskiau atsivežė Skribą pripažintas, kaip pasakė pavardę, tai liepė rankas aukštyn, geležinius pančius ant rankų ir nusivarė į tą butą. Ir tokie jie galvoja, kad pas mane yra koks štabs, prie mano namelė 2 kulkosvaidžiai buvo pastatyti, kad kas nors jau pas mane kas nors yra. Nu, paskui taip smulkiai iškratė, kad nuo sienų nuplaišė visus popierius, viską, kas buvo sklijuota, tokia smulkiai kratė, kad net kur rado adresus, kur nors ką užrašytųsi, tai visų tai ravosi. Nu, paskui, reiškia, nuvežė į saugumą, tai buvo mano pati bjauriausia naktis. Ir tą naktį man tą ranką sulošė, tai gali pakelti. Svarbiausia, kad neišdaviau ne vieno žmogaus. Aš galiu ir laisvai savo mirti, bet jokių nėg. 51 metais 25 vasario teismas ir nuteisė 25 metam lagerį. Ir Lukiškės tai buvo pasiekišiai prie mirtininkų, tai mes paskui susiskambėm, visi nuteisti, kokie 30 žmonių buvo nuteista mirties bausmė, tik mes buvom 4 te, kurie po 25 buvom teisti. O visi aplink, ir tai Lukiškių į požemį, tai mes stebėdavom, reiškia, tuos, kurios naktį išvo, tai tuos veda šaudyti. O jie, reiškia, ant langų buvo užkaltas lentas, nieko tai mes pasilipdavom ant to tokie, kaip karstai buvo padaryti, mes sakom, ant karstų gulėjom. Tokie gultai tokie ten. Pasilipdavom, žiūrėdavom, kada, reiškia, tie vartai su žvangnaktės laikė, tai pasilipom po plyšių, žiūrėdavom, tai surakintom rankom išveždavo, kryždavo į mašiną, veždavo jo šaudyti. 1957 metais išėjo paskutinis Lietuvos partizanų laikraščio numeris. Nežinia, kur užkasti jo redaktoriaus Karo Lakūno Kosto Liuberskio palaikai, kaip ir legendinio Ąžuolo būrio vado Antano Virbicko.